Kovo 4 dieną Rusijoje įvykę prezidento rinkimai planuotą pergalę atnešė Vladimirui Putinui. Rusijos prezidento rinkimus stebėjo Europos parlamento narys Justas Paleckis. Iš anksto buvo aišku, kas laimės. Viena vertus, tikrai reikia pripažinti, kad dauguma Rusijos piliečių palaiko Vladimirą Putiną. Klausimas, ar 63, kaip paskelbta, ar 53, ar galbūt ten aptikriai apie tą skaičių. Bet esmė ta, kad tas palaikymas yra sukurtas truputį dirbtinomis priemonėmis. Išeliminuota opozicija, išeliminuoti kiti potencialūs kandidatai, na ir aišku, žiniasklaida sukuria jam labai palankų foną. Na, o svarbiausiai, kas bus toliau? Aišku, dabar Vladimiras Putinas turi tris kelius. Arba tęsti tą, sakyčiau, kovą, kalbas apie kovą su korupcija, kalbas apie reformas, modernizaciją ir nieko ypatingai nedaryti, kas buvo iki šiol daroma. Arba dar labiau užversti varžtus ir prispausti opoziciją. Tai būtų toks tikrai konfrontacinis kelias su Europos Sąjunga. O trečias be abejo yra tikrai gerbti žmogaus teisės, demokratiją ir eiti į tą pusę, kurią eina Europa, prisimenant, kad Rusija niekad viens prie vieno neperkels Europos modelio pas save. Ta šalis per daug didelė ir per daug sudėtinga, kad būtų simetriškas atspindys europietiškų valstybių. Be abejo, tas trečias variantas yra Europos Sąjungai reikalingiausias ir Lietuvai, kaimynams ypač. Ir mums kartu su visa Europos Sąjunga reikėtų daryti viską, kad tuo keliu būtų pasukta. Tam galimybių yra.